visgi reikia pasakyti, kad ekonomika nestovi vietoj, gyvenimas nestovi vietoj, negali ir darbo kodeksas stovėti vietoj. Pirma problema, kurią galėčiau išskirti, tai yra tas vadinamas darbo poilsio režimas, grafikai, jų administravimas ir visa kita. Čia tokia smulkmė iš tikrųjų, kad kadangi mūsų įmonė estiško kapitalo, aš puikiai žinau, kaip yra Estijoje, ten šitos visus grafikus, darbo valandas, žinoma, su tam tikrai, sakykime, ribojimais, galima apspręsti įmonės viduje. Pas musgi yra, kad mažiausiai prieš 2 savaitės turi pakabinti grafikus, jeigu žmonių 100, natūralu kažkas tai keičiasi, neteina. Jeigu dirbi, sakykime, suminės darbo apskaitos grafikos režimu, ten grafikai dar toliau į priekį gali būti 2 mėnesiam, gali būti 3 mėnesiam. Tai šiais laikais ypač norėčiau dar aš akcentuoti, sakykime, ir jaunimo bedarbystę. Tai jiems yra visokių ir mokslo. Jiems yra ir egzaminų. Pas mus irgi dirba nemažai studentų. Ir dažnai jiems būna egzaminai, įskaitimai, dėstytojas pakeičia. Ir tas administravimas, kai turi 100 žmonių, tai praktiškai vos negali drąsiai sodinti vieną žmogų, paišyti grafikams. Dėl šito vadinamo darbo poilsio režimo, vėlgi, aš manyčiau, kad tas ribojimas, kas dabar, ką Europos Sąjunga numato, kad 11 valandų nepertraukiamo tarp darbo dienų poilsio ir 24 valandos savaitė, šeštadienį, sekmadienį, sakykime, jo pilnai pakaktų. Nes, sakykime, dabar darbo diena, jinai negali būti ilgesnė. Jeigu kažkas tai augina ar tų pačių mažų vaikų, ar ko, sakykime, jeigu ateitų ir paprašytų, va, aš noriu dirbti 10 valandų, bet aš dirbsiu 4 dienas per savaitę, o 5 dieną aš galėčiau turėti laisvą. Ir negali to padaryti. Tai aš manyčiau, kad tokius dalykus būtų galima tikrai leisti įmonės viduje susitarti, nepažeidžiant šitų reguliavimų pagrindinių, kad žmogus turėtų nepertraukiamą 11 valandų poilsį tarp dienų ir 24. Kitas dalykas – didžiulė neliečiamųjų kasta, kas vėlgi be galo įtakoja jaunimo, sakykime, pažeidžiamumą nedarbo atžvilgiu. Ta, ką kalba, matom ir politikai, kaip gerinti, praktiškai labiausiai neapsaugotas darbe yra jaunas žmogus. Ar baigė studijas, ką tik, ar taip, jisai dar dažnai neturi šeimos, jisai dažnai neturi kažkokių finansinių pajamų didelių. Ir kas nutinka, jeigu reikia mažinti etatų, sakykime, ar organizaciją, žinoma, jis pirmiausia išlieks iš darbo. Todėl, kad apsaugota yra pas mus žmonės, kuriem 5 metai iki pensijos, invalidumai, visa kita, ir žmonės, kurie turi vaikų iki 14 metų. Praktiškai, taip sakykime, tų, kurie neapsaugoti, lieka labai nedaug. Kitas dalykas, Estijoje šitas ribojimas yra 3 metai tėvams auginantiems vaikus. Manyčiau, kad jo tikrai irgi pakaktų. Nes, sakykime, jeigu aš turėčiau 3-15 metų vaikus, tai ką? Man mažiau reikalingas darbas ar pinigai, negu aš turėčiau 1-14 vaiką. Tai trūksta čia adekvatumo ir manyčiau, kad tikrai pakaktų ribot galbūt žmonėms iki pensijos, be jokios abejonės besilaukiančioms mamoms, ir pakaktų auginantiems iki 2-3 metų. Kadangi mes paslaugų įmonė, negamybinė įmonė, tai pagrindinis yra galimybė turėti kvalifikuotos darbo jėgos ir galimybė turėti lankstų darbo kodeksą. Sprendimus reikia priiminėti greitai. Tai ne vienas yra pavyzdys ir tai, kaip kiti galvoja, kad galima susitarti. Žinoma, reikia tarti su darbuotoju ir reikia susitarti, bet aišku, jeigu jisai bus kategoriškai prieš, faktiškai jokių legalių priemonių nėra. Va, ir šitas, aišku, stabdo priiminėjant darbuotojus į darbą ir visada pagalvoju, o kaip bus, jei neturėsiu tiek užsakymų, neturėsiu tiek darbo, neturėsiu tokių gamybinių pajėgumų ir kaip tada bus su atleidimu.
Ir dažnas, kuris darbdavys pagalvoja, geriau aš nepriimsiu, bet man tada mažiau bus problemų, kai reikės atleidinėti. Aišku, reikia pasakyti teisybės dėliai, kad Estijos kodeksas yra žymiai palankesnis ir lengvesnis darbdaviui, lankstesnis, bet reikia pasakyti, kad nieko ten tragiško nevyko. Darbo skundų ir ginčų netgi sumažėjo ir joks darbdavys nesiruošia niekada atleisti gerą darbuotoją. Niekada jis neatleis. Ir vėl gaunasi toks dalykas, kad iš šito išlošia ne gerieji darbuotojai, bet prastieji darbuotojai. Aš liksiu prie tos pačios nuomonės visgi, kad siūlyčiau priimti tos bent kelis sprendimus ir padaryti lankstesnį darbo kodeksą abiems šalims.